Taip, toliau pasakoju apie gimžymėjimo įrankius, tai yra šitos. Dabar papasakosiu apie dar du žymėjimo įrankius, tai yra šitą ir šitą. Neaiškus pažymėjimo įrankis pasirinkti vientisą regioną pagal bazinę spalvą ir pasirinkimo pagal spalvą įrankis pasirinkti panašių spalvų regionus. Taip. Ką dabar daro šitie įrankiai? Šitie įrankiai labai panašus. Skiriasi tik tai tuo, kad neaiškaus pažymėjimo įrankis, kurį dar vadina stebuklinga lazdele, bent jau anksčiau vadindavo, pažymės jums tik tai vieną regioną, tai yra, vaizdžiai tariant, vieną tašką ant pelėdos. O šitas įrankis pasirinkti pagal spalvą jums pažymės tą spalvą, kurioje jūs pasirinksite visoje nuotraukoje. Na, tai yra pažymėjo visą, kas jam pasirodė panašiai juoda kaip čia. Kontrolė A. Taip. Šitie įrankiai, kaip ir visi kiti, turi valdymo langą, kuriame matote pradžioje veiksena. Pirma veiksena, kuri visą laiką pasižymė pagal nutylėjimą, pakeisi dabar pažymėtą sritį. Tai yra reiškia, kad jūs pažymėjote kažkokią sritį, kai jūs pažymėsite kitą, jinai pakeis prieš tai pažymėtą. Taip pat galite pasikeisti veiksena, pridėti prie dabar pažymėtos srities. Tai yra, jūs pažymėjote sritį vieną, pažymėsite antrą, trečią, ketvirtą ir galite susižymėti visus burbulus. Ctrl A. Atkreipiu jūsų dėmesį. Jeigu norite pridėti prie pažymėtos srities, tai pirma reikia kažką pažymėti, kad būtų prie ko pridėti. Nes matot šitą veiksena, jeigu ją taip įjungti iš pradžių šitą veiksena, pridėtų prie pažymėtos srities. Na, tiesiog neturi prie ko pridėti. Todėl pirmą žymite pirmą veikseną, kažką tai pasižymite, o paskui jau prie to kažko galite pridėti kitas. Taip. Tas pats ir su pasirinkimo pagal spalvą įrankių, tik tai jisai jums pažymės ne atskirus taškus, o atskiras spalvas. Tai yra, pavyzdžiui, jūs pasižymite, pavyzdžiui, juodą ir užsidėję pasikeitę veiksena galite pasižymėti, pavyzdžiui, dar ir baltą. Taip. Ctrl A. Taip, ką mes čia matome žemiau? Žemiau matome, kad galite uždėti varnelę ant išlieti kraštus. Čia atsiranda spindulys 10 pikselių, kurį galite keisti. Šitas įrankis yra svarbus, tas valdymas šito įrankio. Dabar, kai jūs kažką tai pažymėsite, objektą įsikirsite jį iš fono ir perkelsite ant kito paveikslėlio, jūsų kraštai gali būti aštrus. Ir tenai gali likti smulkių taškelių nuo kitos spalvos, todėl tai gali atrodyti nenatūraliai. Jeigu jūs išliesite kraštus, daugiau šansų, kad jūsų iškirtas objektas atrodys natūraliai. Žemiau matosi slengstis. Kas yra slengstis? Dabar, manau, atkreipė dėmesį, jeigu neatkreipėte, atkreipkite dabar, kad kai aš pažymėjau taškelį, pasižymėjau jisai ne visas. Kodėl taip atsitiko? Mūsų čia parašytas slengstis, pažymėti spalvai, kurią bakstelsiu, ir 15 spalvų aplink. Tai reiškia, kad 15 spalvų aplink šitą tašką. Tai reiškia, kad 15 spalvų spektre. Tai yra, kaip jūs žinote, visos spalvos yra sudarytos iš RGB, tai yra 3 kanalų. Raudono, geltono, raudono, žalio ir mėlyno, kuris kiekvienas kanalas yra iš 255 spalvų. Kiekvienas kanalas iš 255 spalvų. 255 visiškai balta. Šitam gale 0 būtų visiškai juoda. Taip. Šiuo atveju mūsų paukščiukas stovi čia, tai čia yra 127 spalva. Ir slengstis, sakykime, 15 reiškia, kad bus pažymėta čia,
šitoj spektro vietoje 127 spalva, plus 15 spalvų šalia jos. Čia, manau, viskas aišku. Atsisakyti. Taip. Dabar, jeigu jūs tą slenkstį pasididinsite, sakysim, slenkstį padarysite 67, tai atitinkamai bus pažymėtos, čia 59 man išėjo, bus pažymėtos 127 spalva, pavyzdžiui, ir 59 spalvos aplinkė. Taukšt. Va, dabar mano pažymėjo visą burbulą. Tai va. Su tuo, manau, viskas aišku. Sekantis įrankis lygiai taip pat. Tik tai tiek, kad jis jums pažymės spalvos. Bakstelim. Jos, taip, slengstis jos 17, pakelsim slengstį. Pažymėję 88 mūsų nei tvorą, nei įmietą. Atšauksim tą pažymėjimą. Pažiūrėsim, kas gausis. 45 ir kažkaip, ne, 45 jau geriau. Noriu taip, reguliuodami slenkščius ir visą kitą su šitais dviem įrankiais. Galimas daiktas gausite jūs tenkinantį rezultatą. Taip, apie šitos du įrankius tiek.